kas šiandien formuoja užsienio politiką Lietuvoje jūsų matymą? Geras klausimas. Nežinau. Nes aš irgi klausiau, sakau, gal jūs geriau. Nežinau, pagal konstituciją tai... Aš turėjau minti. Tas klausimas, kas formuoja užsienio politiką? Žiūrėk, Žemaitaitis varo su Vengrijos ten durneliu susitinka. Klausimas, ką ten aptarinėjo, bet okei. Tada Budrys, prezidentas Ruginienė turi savo atsakymus į klausimus ir irgi neaišku, 4 skirtingos kaip ir kas formuoja iš tikro. Vienu momentu pasako, kad mes čia vieningi, tada Žemaitaitis tą pačią dieną susitinka. Ten, žodžiu, neaišku. Aš ką tada galvojau? Ir aš išgirdau tą tokią kritiką, kad apie ukrainiečius realiai mažai kalba. Socdemai, Ruginienė, niekas nekalba. Kai jie ten dabar šala, man atrodo, iš Valatkos, gal tą girdėjau, net nepamenu. Kai jie ten šala, Socdemai nekalba apie tai. Ir aš tada galvojau, gerai, o kodėl tada opozicija nevykdo savo užsienio politikos? Jeigu gali važiuoti bet kur, tai tegu tada konservatoriai tarkim, konservatoriai pasiunčia savo žmonės 2, tiesiog varyti susitikti ten galbūt į Ukrainą kažkur su parlamentarai, žinai. Tipo tą tokį, jeigu sakom, kad Žemaitaitis susitinkant su ministrais ar ten dar kažkom nevykdo savo užsienio politikos, tai gerai, tada niekas netrukdo jums tada važiuoti. Jūs važiuokit. Ir parodykit tada, kad, ir jūs su jais kalbėkit. Parodykit, kad mes čia laukiam tiesiog, kol duhai socdemai nebebus išrinkti, tipo, kad, mūsų vertybės nesikeičia, čia tiesiog, durneliai tokie, pasitaikė Seime. O kodėl tada, važiuokit į Ukrainą, važiuokit ten, nežinau, į Taivaną. Nežinau, man tokia mintis buvo, kad jeigu jau 4 skirtingi ašiai yra užsienio politikai, tegu opozicija turi savo ašį užsienio politikos tada. Dabartinė opozicija, kuri,